Čia buvo senamiestis su tankių statymu, namas prie namo. Pabandyk pačios užlipti, tuo alarmą pakelt. Čia jiems konkurentų nereikia. Sunkvežimis darda tenai lauko keliuku ir krenta akmenukai kartu su kaulais. Esam radę pakeliai gulinčių kaukolių. Inkaras, aha. Ir jis papasakojo, kad kasant pamatus šiam tualetui buvo atkasti. Na ką, šiandien mes pradedame savo ekskursiją prie šios skulptūros, kurią buvome jau aptarę praėjusį kartą. Ši skulptūra, beje, sukurta Frydricho miesto herbo pagrindu, slepia gana daug simbolikos, kaip ir dažniausiai būna su herbais. Tiek ir pats herbas, tiek ir ši figūra turi gana daug tokių paslaptingų ir simbolinių elementų. Tad ir mes šiandien simboliškai leisimės į Klaipėdos miesto pabaigą. Ten, kur kadaise ir baigėsi senoji Klaipėda. Ta data, kai buvo suteiktas Frydricho miestui herbas. Pačiame herbe turi būti įkomponuotos po šitą figūrą, viena atsirėmusi į inkarą ir laikantį kuoką, o apačioj turi būti raidės FR, reiškiančios Friedrichs Rex, Frydrichas karalius. Čia yra toks buvęs tas herbas. Ką iš tikrųjų vaizduoja ši skulptūra nėra žinoma, bet aš tai siūlau priimti mano interpretaciją, kad čia yra dievybė. Juolab, kad jeigu interpretavus, kad tai yra romėnų dievas Bachas, tampa labai suprantama ir Frydricho miesto specifika, kadangi čia buvo daug karčiamų užeigų ir vyko toks, kaip sakant, intensyvus kultūrinis 18-19 amžiaus gyvenimas. O kas geriau jį simbolizuoja, jeigu ne ši dievybė, kuri jau nuo antikos laikų yra tapusi tiesiog simboliu to lėbavimo ir linksmo gyvenimo. Lietuvoje smuklių nebuvo. Buvo tik karčiamos. Smuklės buvo ten didžiojoje Lietuvoje. Čia buvo karčiamos. Jau, aš atsimenu, jūs minėjote. Aha, gal. Tai yra patys seniausiai išlikę pastatai dabartinėje tiltų istorinėje Frydricho Vilhelmo gatvėje. Nes kiti pastatai mena jau tik 19 amžių. Ir apskritai 18 amžiuje centrinės, tranzitinės Frydricho Vilhelmo gatvės pastatai buvo šiek tiek atitraukti nuo gatvių trasos, nes paprastai pirmose aukštuose vyko prekyba, o prieš pastatus buvo pastatytos medinės būdos. Tokie kaip kioskeliai, iš kurių būdavo prekiaujama. Ir dėl to pastatai buvo šiek tiek atitraukti nuo gatvės linijos. O po didžiojo miesto gaisro gatvė jau užsistatė pagal dabartinę trasą ir jau turime išlikusių jau ir po gaisro statytų būtent to 19 amžiaus vidurio pastatų. O čia jau yra jau pats seniausias išlikęs būtent šios gatvės namas. Aišku, turėjome mes ir 17 amžiaus pastatą, mes turėjome Laukininkų arba Jokūbo bažnyčią, kuri buvo statyta 17 amžiuje ir buvo pats seniausias išlikęs objektas senamiestyje. Tačiau po karo tas mūsų jau liūdnai pagarsėjęs minėtas miesto niokotojas Petras Lapė ją sunaikino ir pastatė savo restoraną. Štai čia mes turime Kūlių vartų gatvę. Šios gatvės pavadinimas kilo nuo žemaitiško žodžio kūlis. Taip būtų apibūdinami tokie stambūs akmenys ir rieduliai. O štai šioje vietoje, kur prasideda dabar Kūlių vartų gatvė, ir ėjo akmenų vartai. Tai buvo įėjimas į miestą, pagrindinis įėjimas į miestą. Jeigu dabar atsisuksime štai į šią vietą, kurią visi klaipėdiečiai labai gerai žino iki skausmo, ir dabar ši vieta mums yra virtusi tiesiog turgaus aikštė. Istoriškai čia nėra jokia turgaus aikštė. Jeigu pažvelgus, mes matome tiesią gatvės trasą. Tai čia ir buvo naujoji gatvė, vokiškai Neue Straße.
Iš šios gatvės turime labai nedaug išlikusio užstatymo, bet tai, ką turime, galime apžiūrėti. Iš šitų 3 pastatų vienas išlikęs, kaip jau rodžiau, kartą iš 18 amžiaus, o štai pavyzdžiui vidurinysis yra visiška improvizacija pastatyta 9-ame dešimtmetyje, apie 80-uosius metus. Jis yra visiška improvizacija, tiesiog ją pastatė architektai tam, kad atkurtų gretimų namų siluetą. O pati gatvė buvo gana išvaizdi, turėjo ir mūrinių, ir fachverkinių, ir pastatų su mediniais elementais. Taip, senose nuotraukose galima pamatyti, jog tai buvo viena iš tų tokių vizualiai labai patrauklių senamiesčio gatvelių, kurias buvo pamėgę fotografai. Deja, bet iš šio istorinio vaizdo mūsų dienų beveik niekas nepasiekė. Gatvė vizualiai žiūrint, jinai atrodė tiesiai ir vienam lygmenį, nes tas nuolydis yra čia dabar padarytas tas paaukštinimas sovietmečiu. Nes kaip matom, iš senų akmenų viskas yra sumūrytas, senų grindinių akmenų, čia sutrumpavus visas tas liekanas to užstatymo ir atsirado toks paaukštinimas su dabartinė aikštele. O istoriškai ne. Nes šitas grindinys buvo gerokai žemesnis. Mes matome netgi pagal namą. Istorinis grindinys buvo gerokai bent kokį metrą žemiau dabartinę. Ši gatvė susiformavo dar 17 amžiuje, tačiau ilgą laiką ji buvo neužstatyta. Užstatymas joje prasidėjo tik 18 amžiuje, tačiau ilgą laiką, net iki pat 20 amžiaus pradžios, ši gatvė nesivadino Šaltkalvių vardu. Ji turėjo kitą pavadinimą ir vadinosi Mirusiųjų gatvė. Taip. O kodėl jinai tokiu romantišku vardu vadinasi? Dėl labai paprastos priežasties. Šia gatve būdavo, kaip sakant, eidavo laidotuvių procesijos į senąsias miesto kapines. O senosios Klaipėdos kapinės buvo, štai dabar vizualiai, nukreipkite dėmesį Šaltkalvių gatvės trasa ir čia, kur dabar matome tą sovietmečių rekonstruotą namą, įsivaizduokite, kad jo nėra ir eitų ten, kur dabar yra gynybinių bastionų likučiai. Tai ten ir buvo senosios Klaipėdos kapinės. Jos atsirado, kai buvo panaikinta pirmoji bažnyčia, kuris stovėjo salos Smaigalyje. Ten, kur dabar, žinote, buvęs tas konditerijos fabrikas. Ir miestiečiai buvo pradėti laidoti būtent šioje vietoje, miesto pakraštyje, ties gynybiniais pylimais. Vėliau pirminės kapinės buvo sunaikintos, tą vietą pavertus bastionais ir įrengus sudėtingą bastionų ir ravelinų sistemą. Tačiau miestiečiai laidoti nesustojo ir toliau savo mirusiuosius laidojo jau ant paties bastiono. O kiek vėliau susiformavo, jau maždaug 18 amžiaus pradžioje, susiformavo būtent šie kvartalai šioje Frydricho miesto dalyje. Patys jau tie kraštiniai kvartalai siekiantis buvusius gynybinius pylimus, jie jau atsirado praktiškai ant kapinių ribos, kai kurie jas netgi ir užgriebė. O pati Šaltkalvių gatvė, be abejo, jinai neapsiribojo vien šią atkarpą, nes tai, ką mes turime dabar, yra tik tais dabar išlikusi gatvės dalis. O Šaltkalvių gatvė ėjo iki pat štai šio mums matomo namo. Nes tai, ką mes matome dabar, jau yra 20 amžiaus antros pusės sovietų architektų fantazijas. Pasivaikščiokime nebeegzistuojančią Šaltkalvių arba istoriškai mirusiųjų gatvės trasą. Įsivaizduokime, kad grįžtame į tarpukarį.
Beje, gali būti, jog prie šio kvartalo sunaikinimo yra prisidėję dar šiek tiek ir karo nuostoliai, nes esama duomenų, kad prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, tiksliau būtent kai Vokietija užpuolė Sovietų sąjungą 41 metų birželį. Kažkur šiame rajone nukrito aviacinė bomba. Buvo žuvusių žmonių ir padarė nuostolių infrastruktūrai. Tad yra visiškai įmanoma, jog kažkur būtent šitoj teritorijoje tai ir įvyko. Ir tai galėjo prisidėti prie to, kad kvartalas kaip buvo tiesiog priskaitytas prie griuvėsių ir pokariu visiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus. Štai mes perėjome į kitą dabartinės Turgaus aikštės pusę. Ir čia mes matome dar vieną gatvę, tiksliau dar vienos gatvės trasą. Šioje gatvėje yra išlikę šiek tiek namų, vienas tai rekonstruotas, kitas stovi autentiškas, bet apleistas labai smarkiai, o štai ši gatvė istoriškai vadinosi Kapų gatvė. Šis pavadinimas kaip tik ir rodo, jog gatvės trasa buvo įrengta šalia senųjų miesto kapinių. Jeigu liks laiko, gal mes netgi ir pakilsime į šios gynybinius pylimus, tiksliau jų liekanas. Na, o dabar galime truputį prasivaikščioti Kapų gatvę. Pastas greičiausiai buvęs komercinės paskirties, nes tą byloja labai didelė įėjimo duris. Buvo vartai tenai anoj pusėje. Greičiausiai, kad pirmame aukšte buvo komercinės patalpos. Antrasis galėjo būti naudojamas ar tai kokiais užeigos tikslais, arba gal netgi ir gyvenamas įvairiais laikotarpiais. Čia reikėtų pasiknist adresų knygose truputėlį, nes specialiai nesidomėjau šio pastato istoriją. Aš tik žinau, kad jis nuo mano vaikystės laikų jisai stovi apleistas. Šitas pastatas tai jau neturintis jokios vertės, jis pastatytas vėlyvuoju sovietmečiu. Tik tais tiek, kad jis formuoja gatvės užstatymą, tą raudonąją liniją. Daugiau čia jau iš šito pastato nebėra nieko. Tik tais tiek, kad jis mums padeda šiek tiek atsekti Kapų gatvės trasą. Ši Turgaus halė irgi yra pastatyta senojo užstatymo vietoje. Maždaug apie 54-55 metus. Esu girdėjęs tokių pasakojimų iš žmonių, kad neva ši halė buvo statoma iš senosios Jono bažnyčios plytų. Bet ar tai yra tiesa, ar tai yra tik mitas, to nežinau, nebent kokie nors archeologai atidengtų šio pastato sienas, pamatus ir galbūt galėtų patvirtinti, ar tikrai tos plytos yra iš bažnyčios liekanų. Štai čia turime vėlyvojo sovietmečio palikimą. Tai yra toks tualetas skirtas visiems, kaip sakant, šio rajono gyventojams. Tačiau yra viena tokia pikantiška detalė. Teko pakalbėti su vienu žmogumi, kuris prisiminė šio tualeto statymo laikotarpį. Ir jis papasakojo, kad kasant pamatus šiam tualetui buvo atkasti senųjų Klaipėdos gyventojų karstai. Jis pats liudijo matęs karstus su palaikais duobėje, tik negali patvirtinti, ar tie karstai buvo išvežti, ar taip ir palikti. Jeigu karstai liko palikti, tuomet belieka konstatuoti faktą, kad kelis dešimtmečius miestiečiai tiesiog darė reikalus, savo gamtinius reikalus ant senųjų klaipėdiečių karstų.
čia yra tikras faktas ir beje labai gerai atskleidžiantis sovietinį mentalitetą ir jo požiūrį tiek į žmonės, tiek į paveldą, tiek apskritai jų gyvenimo filosofiją. O kad tai yra visiškai įmanoma, tai aš tą galiu paliudyti kitų pavyzdžių iš savo paties vaikystės. Kad tai yra visiškai tikėtinas variantas, kad tų palaikų niekas nevežė, nes nėra žinoma, bent jau jie būtų kažkur ar tai eksponuoti, ar perlaiduoti, gal karstai būtų į kokį kraštotyros muziejų patekę. Kraštotyros muziejus beje buvo dabartinio Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pirmtakas. Jis buvo įsikūręs Liepų gatvėje, pačiam teko kažkada lankytis, bet ten jis buvo absoliučiai nykus ir ten stengtasi daugiausia buvo pasakoti ne apie Klaipėdos kaip seniausio Lietuvos miesto istoriją, o būtent jo kaip Raudonojo miesto istoriją. O kad sovietai tikrai galėjo įrengti lauko tualetus ant senųjų gyventojų palaikų, tiesiai ant palaikų, tai yra visiškai atitinkantis jų vertybinę sistemą faktas. Nes aš prisimenu iš savo vaikystės, kadangi vaikystėje leisdavau vasarą savo tėviškėje, o ten buvo žvyro kasykla. Ir sovietų ten, kolūkis tuo metu buvo ir jie kasė žvyrą tiesiog senųjų kapinių vietoje. Ir kiek iškasdavo, tą žvyrą sukraudavo į sunkvežimius ir veždavo. O žvyrą kasdavo kartu su gyventojų kaulais ir kaukolėm. Tai būdavo, kad sunkvežimis darda tenai lauko keliuku ir krenta akmenukai kartu su kaulais. Esam radę pakeliai gulinčių kaukolių. Tiesiog, eini kaip vaikas namo grįžti, o žiūri, guli pakeliai žmogaus kaukolė. Pirmas jo aukštas yra autentiškas. Pirmiausia, kad yra pastatas. O matom, čia gal net kažkodėl Totoris rašė, kad yra išliko tik pirmas aukštas, bet pažvelgus tiek į langų konstrukcijas, tiek į sienų mūrą, aš abejočiau ir sakyčiau, kad čia yra buvo aukštai, gali būti autentiški, nebent atidengus gal paaiškėtų, kad yra kažkur jau vėlyvesnis mūras. Langai gal pakeisti buvo vėliau? Sunku pasakyti, bet atrodo pakankamai autentiškai. Apsukim tada iš kitos pusės, pereikim, galim užfiksuoti šį namuką. Jis bent jau vizualiai labai gerai įsipaišo į senamiesčio erdvę. Jis yra visiškai naujas, pastatytas šiame dešimtmetyje, bet jo siluetas ir tokios architektūrinės detalės visai neblogai įsikomponuoja į senamiesčio erdvę. Net ir tai, kad pirmame aukšte padaryti didžiuliai tokie panoraminiai langai ir tai nedisonuoja su senamiesčiu, nes tarpukario Klaipėdoje dažniausiai pirmo aukšto langai ir būdavo vitrininiai. Kadangi visur pirmose aukštuose būdavo dažniausiai parduotuvės būdavo suinteresuotos tiek savo prekių reklama, tiek ir apšvietimo padidinimu, tai panoraminiai tokie didžiuliai langai pirmose aukštuose buvo tiesiog įprastas reiškinys Klaipėdoje. O antras aukštas su mansarda, tai visai sakykime, taip normaliai įsikomponuoja į senamiestį. Labai pasistengus galima buvo ir geriau, bet pagal aplinkybės, kas dabar yra daroma, tai čia toli gražu ne pats blogiausias variantas. Štai dabar mes iš senosios Frydricho turgavietės arba Galvijų turgaus išeiname į Sinagogų gatvę. Iš šios gatvės mes turime labai mažai ką išlikusi. Vieną tai šį kampinį namą, kuris sovietmečiu jau buvo irgi, matome, ganėtinai perstatytas, netgi, sakykim, pagal jau to metų tradicijas, tačiau bent jau yra išlikęs vienas senasis pastatas. Kaip matome, Sinagogų gatvelė truputį kyla aukštyn. Kyla į gynybinius pylimus. Dabar galim štai pereiti prie šio namo. Čia, aišku, dar prisimena tą sandėliuką gyventojų stovėjusi šioje vietoje. O štai čia tą namą verta užfiksuoti būtent štai šiuo rakursu, iš šios pusės.
Iš čia mes matome tik tais jo galą, jo fasadas yra atgręžtas būtent į dabartinį kiemą. Jeigu kartais paklaustumėt, kodėl šis namas stovi tokių keistų rakursų, tai jis anaiptol nestovi jokių keistų rakursų. Nes tai, kas mums dabar yra kiemas, buvo istorinė Priešakinio pylimo gatvė. Kur mes esame dabar, va čia ir ėjo Priešakinio pylimo gatvė. Iš šios gatvės būtent ir išliko šis vienintelis pastatas. Daugiau iš šios gatvės neturime nieko, net ir pačios gatvės trasos nebėra likę, nes nebematome nei senojo grindinio fragmentų, nieko. Iš tos pusės čia buvo gana tankokas užstatymas, toliau šiek tiek ėjo ten ir buvo atskiri pastatai, kuriuos ribojo tvoros, jų valdas skyrusios. Ir ši galinio Priešakinio pylimo gatvė, ji ėjo tiesiai, kol kampu susijungė su dabar beveik išnykusia Brolių gatve. Vienoje iš ekskursijų aš jums rodžiau, kur ėjo Brolių gatvė. Ir iš šios sistemos dabar praktiškai išskyrus šį vienintelį pastatą daugiau nebėra išlikę nieko. Dar sinagogų gatvė ir jį veda į senąsias žydų kapines. Daugelį dar prisimena iš sovietmečio, kuomet kapinės buvo panaikintos, o jų vietoje buvo įrengta radio trikdžių tokia stotelė. Tokie slopintuvai, kurie trukdydavo doriems tarybiniams piliečiams klausytis Amerikos balso. Klaipėdos pabaiga, nes šioje vietoje jau stovėjo gynybiniai bastionai, juosiami griovių ir ravelinų. Aišku, dabar iš šios sudėtingos sistemos yra išlikę tik labai nedideli fragmentai, vienas kurių kaip tik ir yra štai šis bastionas, ant kurio stovi buvusio žydų ligoninės kompleksas. Na, o sekantį kartą mes pakilsime aukštyn į šių bastionų liekanas, pažiūrėsime, kas iš jų yra išlikę, galėsime pasivaikščioti po žydų ligoninės kompleksą ir pakeliauti palei to gynybinio bastiono liekanas atsiradusią dabartinę Galinio pylimo gatvę.